Ir pagaliau sulaukiam ir mes Cybertrucko 2024 metų. Šitas yra skendęs, paskendęs ir čia kažkoks yra langas sudaužytas, bet atrodo tikrai įspūdingai. Aš jos esu matęs daug kartų, bet taip iš arti niekada nenagrinėjau. Surinkimų kokybė tai atrodo kažkas tai tokio keisto, labai atrodo paprasčiausiai 2 metalo gabalus įdėjo, suvirino ir tiek. Atrodo gerai, futuristiškai, bet man kažkaip labai viskas jau taip keistai. Kamerų visur pridėta, kai visą laiką vidus. Jau per kamerą, aišku, aš jums neperduosiu, bet matosi sėdynės pelyje. Šitą mes nupirkom už $32 950. Čia buvo kažkokios kompanijos Cybertruckas, bet atrodo įspūdingai, langai labai dideli ir pats masyvus toksai modelis tikrai. Ir tie ratai ir taip toliau, neperšaunamas, viskas gerai. Bet ką dar norėjau pasakyti, kad skenduoliai, tarkime, ir ypač hibridiniai arba grynai elektriniai, tai gali būti labai didelių problemų juos išsiunčiant. Nes kadangi tai priklauso vėlgi nuo kiekvienų linijų, su kokiom būna siunčiamas, vienos žiūri atlaidžiau, kitas žiūri labai griežtai ir tikrina netgi Carfaxus, kas su jom yra buvę ir niekaip nepraleidžia. Bet modelis įspūdingas, kaip minėjau, kaina beveik 33 000.